Šiandieną mes pamėginsim vieną įdomų tokį eksperimentą. Aš atvežiau visiškai naujas Kubriko raudonasis dėžes ir mes pamėginsime parodyti realioj statyboje aikštelėje, kaip į jas reaguoja žmonės, darbininkai, kurie kiekvieną dieną naudojasi tomis dėžėmis. Truputėlį apie pačias dėžes aš papasakosiu, kad būtų aiškesnis asortimentas. Kubrik Red linija, kodėl jinai raudona? Todėl, kad Red dėžių plastikas yra grynasis plastikas. Ką reiškia grynasis plastikas? Grynasis plastikas duoda ypatingą tvirtumą, atsparumą, o ypatingai tai pasireiškia gerai šaltomis sąlygomis. Ta prasme, kad jeigu yra 0 ir žemiau, tai yra iki 30 kartų stipresnės šitos dėžės negu iš juodo perdirbto plastiko pagamintos. Tai iš karto parodo, kokios tvirtos, stiprios ir labai gerai pritaikytos mūsų klimatui yra šitos dėžės. Dabar kokios yra 3 pagrindinės linijos, tai yra mažesnė dėžutė, kompaktiškesnė, gal aš pavadinčiau taip, tada yra vidurinė linija, beje, mažoji vadinasi Pro, vidurinė linija vadinasi Prime ir jinai yra tokia kažkas tarpinio tarp mažosios dėžės ir didžiausios serijos One. Dėžė One yra toksai kaip ir flagmanas tiek talpumo atžvilgių, tiek tvirtumo atžvilgių. Čia ne veltui tokie bokštai yra sustatyti, todėl kad norėjau parodyti, kad tai yra moduliarinė sistema, jinai jungiasi vienas su kitu ir yra pakankamai didelis asortimentas produktų, kuriuos galima kombinuoti vienas su kitu, taip susidėliojant savo reikiamą jų rinkinį. Kas yra šaunu pas Kubriką, kad tos dėžės gali būti suderinimas vienas su kita. Ten pasižiūrėjus suderinamumo lentelę galima būtų išsiaiškinti, ant kurios tinka. Ten truputėlį yra niuansų, bet daugelis dėžių, tarkim, ant vidurinės serijos segasi visos mažosios, ant didžiosios irgi segasi visos mažosios. Vidurinė serija turi tokių savų ypatumų. Kur dar yra didžiulis privalumas šitų dėžių, tai kad mes turime visur tokius funkcinės veržlės, gal taip pavadinkime, ne, į kurias galima būtų įtvirtinti įvairiausius priedus. Čia mus riboja tik tais fantazija ir tų priedų bus daugiau ir daugiau kiekvienu metu. Dabar ką aš galiu pademonstruoti, kad, tarkime, tašės, diržai gali būti lengvai užsegami, ne? Tada, tarkim, labai pasiteisinęs yra magnetų reikalas. Magnetai tiesiog tokie magnetai, kurie pas mus irgi parduodami yra su M8 sriegiu. Ant magnetų galima tada tvirtinti įvairius metalinius daiktus, kurie traukia magnetas. Tai tiek sunkesnius plaktukus lengvesnius, ar kažkokius tai rinkinius, arba bet ką, prie ko pritvirtinsite paprastą metalinę plokštelę ir čia fantazija išties yra labai didelė. Taipogi yra pačio Kubriko priedai, čia tvirtinasi laikiklis, o kita dalis laikiklio prisitvirtina prie jūsų įrankio. Taip galite pritvirtinti tiek ilgus daiktus, pavyzdžiui, gulščiukus, tiek įvairiausius dalykus. Dar iš kai kurių priedų galėčiau pabrėžti tai, kad labai didžiuliai ratukai suteikia didelį komfortą važinėti, tarkim, statybos aikštelėje. Galime pasimėginti, per dėžė sukomplektuota, sudėliota, bet puikiai rieda ir labai nelygių ir netgi gali būti smėlėtų paviršių arba net ir dumblinų paviršių. Taipogi tie ratukai, matom pagal konstrukciją, gali judėti laiptais. Kitaip tariant, jeigu yra poreikis užsitemti jį į kažkelintą aukštą, laiptais mes lygiai taip pat galime šitai padaryti. Taigi, viso gyvenimo garantija, plius funkcionalumas, plius suderinamumas tarpusavėje. Dėžės Kubrik yra tikrai išskirtinės ir dar ir palankia kaina.